Tai va, dar kartą tada noriu pasakyti, kad šiandien turėsime paskaitą organizmo detoksikacija. Taigi, kalbant apie detoksikaciją, tai ką pirmiausiai noriu pasakyti, kad daugelis medicinos specialistų visame pasaulyje mano tai, kad būtent detoksikacija turėtų būti pradėta nuo žarnyno, nes jo valymas tai priemonė pailginti savo gyvenimą, tapti sveikesniems ir yra įrodyta moksliškai, kad užterštas šlakais silpnas ir nejudrus žarnynas yra daugybės tokių ligų kaip nugaros skausmai, artritas, vidurių užkietėjimas, nutukimas, galvos skausmai, alergijos, astma, hipertonija, priežastis, praktiškai visos odos ligos. Šiuolaikinis mūsų maistas dažniausiai labai stokoja ląstelienos, kuris skatina šlakų ir toksinų pasišalinimą. Neįtikėtina, bet žmogus gali nešioti savyje iki 5-6 kg toksinų, šiukšlių, akmenų, išmatų bei parazitų. Kągi daryti, kaip dabartis mums nuo to žarnyną valyti? Yra daug įvairių, žinom, žolelių, yra visokių patarimų, liaudies medicina. Bet iš tikrųjų tai reikia išmanyti, reikia pirmiausia turėti labai daug laiko, ar nereikia žinoti, kaip surinkti tam tikras žoleles, tam tikrus augaliukus, kaip juos paruošti, kaip išdžiovinti irgi tinkamos sąlygos. Tam reikia labai daug laiko, labai daug žinių ir turbūt nei viena čia to nedarom. O jeigu darom, tai labai gerai. Bet jeigu nedarom ir norim kažkaip tai vis dėlto detoksikuotis, susitvarkyti žarnyną, tai noriu pasiūlyti tikrai nuostabų produktą, For Life kompanijos produktą, kuris mums pateikia 27 augaliukus. Tai natūralios kilmės produktas, kuris gerina žarnyno funkcionavimą, padeda įsisavinti maistinės medžiagas ir pašalinti atliekas, ko pasiekoje garantuojamas reguliarus kasdieninis tuštinimasis. Matom, ar ne, čia iš tikrųjų kokia gausi sudėtis. Tai va tiek žolyčių augaliukų surinkti ir juos teisingai paruošti turbūt būtų labai sudėtinga. O čia yra sudėta, va šitame paketėlyje yra 6 kapsulytės, jos visiškai vienodos visos. Ir paprasčiausiai čia sudėta visa va šita gama, ką mes matome. Ir dabar apie tai pakalbėsim plačiau. Tai kasgi ten sudėta, ar ne? Tai va, iš tikrųjų pradedant nuo to, kad į šitą produktą įeina balkšvųjų gysločių, lukštų, ryžių, acijų milteliai. Tai maistinės skaidulos, kurios veikia kaip žarnyno šluota, gerina virškinimo bei tuštinimosi procesus, užkerta kelią vidurių užkietėjimui, kas yra itin svarbu hemorojaus prevencijai ligų. Taip pat spanguolių, uogų ir moliūgų sėklų milteliai. Spanguolės malšina žarnyne vykstančius puvimo procesus, gerina virškinimą, jums būdingas antibakterinis ir uždegimus slopinantis poveikis. Uogose esanti celiuliozė ir pektinai padeda pašalinti iš organizmo toksinės medžiagas. Moliūgų sėklos tai yra vienintelės sėklos, kurios nerūgština, o šarmina organizmą. Pasaulio liaudies medicinoje moliūgų sėklos naudojamos kaip natūrali priemonė, naikinanti žarnyno parazitus. O žarnyno parazitų mes žinom, kad turim praktiškai visi. Be jų niekaip, čia tiesiog jie per gyvenimą su mumis keliauja, bet kartais jų tampa per daug, tai tikrai reiktų juos biškį duoti jam per galvą ir sustabdyti. Tai čia vat irgi, čia vat matot iš tikrųjų, kaip yra viskas pagal tą liaudies mediciną, nes čia viskas ir yra sudėta, tai, ką turėtumėm susidozuoti, susisverti, susiruošti, kaip ir prieš tai minėjau, bet tai būtų labai sudėtinga, o čia jau viskas yra mums paruošta kapsulėse sudėta. Taigi, šiuose kapsulėse taip pat yra įdėta obuolių ir slyvų milteliai. Dauguma pasaulio mokslininkų obuolius vertina dėl juose esančios tirpios ląstelienos pektino, kuris turi teigiamą poveikį žmogaus žarnynui, didina gerųjų bakterijų skaičių, tuo pačiu stiprinant imuninę sistemą, nes apie 80% mūsų imuninės sistemos ląstelių gyvena žarnyne. Slyvos įeina, kurios pasižymi vidurius laisvinančių poveikių, kurį lemia juose esančios skaidulinės medžiagos. Slyvų ląsteliena netirpi, o tai reiškia, kad ji nesusimaišo su vandeniu, dėl šios savybės slyvos užkerta kelią vidurių užkietėjimui, jomis užpildomas žarnyno turinys, be to paspartinamas išmatų judėjimas ir pasišalinimas.
Toliau sekantys ingredientai yra apynių ir petražolių milteliai. Apyniai ir petražolės turi antibakterinį ir priešgrybelinį poveikį. Taip pat kapsulėse įdėtas amerikinio šaltekšnio žievės milteliai ir paprastojo šaltekšnio žievės ekstraktas, kurie pasižymi vidurius laisvinančiu poveikiu, padeda palaikyti žarnyno darbo reguliarumą, iš organizmo varo askarides. Tai va čia irgi prie parazitų, ar ne, labai irgi toksai šitas produktas kartu tokia plačia gama, tiesiog, kad jisai, kaip matom, ar ne, jeigu reikia, vidurius laisvinantis yra komponentai, jeigu reikia, ir dėl motorikos žarnyno, ar ne, ir būtent, kad varo taip pat įvairius helmintus, tai yra tiesiog labai toksai multifunkcinis poveikis. Taip pat yra įdėti kvapiųjų gvazdikmedžių žiedų milteliai, kurie turi antiseptinį bei baktericidinį poveikį ir stabdo viduriavimą. Vat kalbėjom prieš tai, ar nedėtos slyvos, čia toksai, kad balansas būtų. Jeigu yra įdėta tokie komponentai, kurie žmogui, jeigu reikia, laisvinantį poveikį duoda, bet jeigu per daug kažkur tai tas sulaisvėja, ar ne, procesas jau yra ir stabdantys viduriavimą komponentai. Toliau įeina paprastųjų saldymedžių šaknų milteliai. Saldymedis padeda sumažinti uždegimus ir infekcijas. Juodųjų pipirų uogų milteliai. Juodieji pipirai nuo seno buvo pripažinti kaip medžiaga, padedanti išvengti žarnyno dujų susidarimą, naikinti su maistu patekusius mikrobus ir toksinus. Skatina maisto judėjimą iš skrandžio į plonąjį žarnyną. Toliau įeina imbieras, tiksliau šaknų milteliai. Saugo irgi vėl imbieras, čia visi tikrai žinom, kad saugo mus nuo parazitų, lėtina bakterijų augimą, stabdo viduriavimą, turi daug ląstelienos, labai gera priemonė nuo šlapų ir toksinų. Sekančios sudėtinės dalys yra papajos milteliai ir papainas. Papaja gali padėti įveikti vidurių užkietėjimą ir pilvo pūtimą, o jos sėklos taip pat gali pašalinti žarnyne esančius parazitus. Papainas, augalinis fermentas, išgaunamas iš papajos, atlieka svarbų vaidmenį virškinimo procese, įskaitant baltymų skaidymą. Bičių surinktos žiedadulkės taip pat įeina į tas kapsulės ir jos pasižymi antibakterinėmis, antivirusinėmis savybėmis, slopina uždegimus. Taip pat įeina ananaso milteliai ir bromelainas. Ananasas yra labai vertingas vaisius dėl to, kad jame yra labai daug maistinių skaidulų bei baltymus skaidantis fermentas bromelainas. Bromelainas mažina uždegimą skatinančių citokinų, kurie pažeidžia žarnyno gleivinę sekreciją, padeda sergantiems uždegiminė žarnyno liga, opiniu kolitu, vidurių užkietėjimu arba viduriavimu, Krono liga ir net pepsinėmis opomis. Taip pat šis natūralus fermentas padeda mūsų organizmui efektyviau absorbuoti maistinės medžiagas ir net vaistus. Geltonųjų gensijonų šaknų milteliai. Tai yra augalo šaknys, kurios turi vaistinių savybių ir naudojamos apetitui didinti, virškinimui gerinti, mažinti vidurių pūtimą bei parazitams šalinti. Raudonųjų guobų šaknų milteliai. Raudonojoje guoboje esančios medžiagos nuramina sudirgusį žarnyną, juose esantys antioksidantai stimuliuoja virškinamojo trakto nervų galūnes ir didina gleivių sekreciją. Gleivės apsaugo žarnyno gleivines ir taip sumažina opų atsiradimo riziką. Vaistinių svilarožių šaknų milteliai. Veikia antibakteriškai, slopina žarnyno gleivinės uždegimus. Toliau įeina vaistinės ramunėlės, jų žiedų milteliai, kurio veikia kaip dezinfekciniai komponentai, slopina uždegimus, gerina apetitą ir saugo nuo viduriavimo. Toliau įeina vaistinių drebuločių milteliai, kurie pasižymi priešvirusiniu, antibakteriniu ir regeneraciniu poveikiu. Sekantys komponentai yra saldžiųjų ceratonių pupelių milteliai. Saldžiųjų ceratonių pupelėse yra daug pektino, kuris padeda kovoje su bakterinėm, virusinėm ir gryberinėm infekcijom. Taip pat sutraukia pektino pagalba, yra veikiama žarnyno motorika ir
tiesiog sutraukiančios tokios savybės, kad gali sutraukti toksinus ir juos padėti pašalinti iš organizmo. Vingrūnės, spirulinos milteliai padeda iš organizmo šalinti sunkiuosius metalus bei toksinus, pasižymi priešuždegiminiu poveikiu. Vaistinių šalavijų lapų milteliai. Šalavijo fitoncidai žudo mikrobus, šalina mažus uždegimus, dezinfekuoja, stabdo viduriavimą ir gerina apetitą. Taigi, praėjom greitai ar ne šitus augaliukus, kur aš trumpai įvardinau, kokią naudą jie teikia. Pamatėte, kad iš tikrųjų praktiškai visa puokštė, ką mes žinome, jeigu atskirais netgi komponentais tikrai vartojam ir tikrai darom detoksikacijas, aš manau, laikas nuo laiko, ne mažiau porą kartų metuose, tai tikrai kai kuriuos iš tų komponentų nieko čia naujo gal nepasakiau, bet pamatėm, kad ir labai svarbių yra, kurių tikrai gal ne kiekvieną kartą galime gauti, kažkur tai nusipirkti arba patys kažkur tai nusiskinti. Todėl tikrai labai yra suderinta būtent ta pati sinergija, nes kompanija yra kaip mokslinis universitetas. Tai jie visiems savo produktam, nežiūrint, kad tai yra kaip ir papildo statuse, tai nėra vaistai, bet jie iš tikrųjų visą laiką sudarydami šitas sudėtis, tai yra visa mokslinė taryba, kuri mokslininkai, medikai įeina į tarybą ir jie būtent prižiūri šitas sudedamasias dalis ir visą laiką žiūri, kaip kas dera ir dar daro visą laiką, samdo papildomas laboratorijas, samdo žmonės, kad jie duotų atsiliepimus ir tik paskui produktai praktiškai išeina į rinką. Tai kiekvienas produktas maždaug atsiranda po kokių 5-6 metų, tik tai jie išleidžia po tiek laiko, atidirbinėja tas visas sudėtis. Tai ką noriu pasakyti, šitas produktas, kurį matote ir čia dėžutė, ar ne? Ir ekrane. Fiber System Plus. Tai va šitas yra iš 27 tų augaliukų, tikrai labai nuostabus. Ir kadagi jį vartoti? Tai va kaip ir sakiau, kad ne mažiau kaip porą kartų metuose, čia toksai tiesiog jau reiktų kaip rutiną tokia įsivesti, geriausia pavasarį ir rudenį, ir praeiti tą programą. Dar kada aš, pavyzdžiui, asmeniškai vartoju, tai jeigu prieš metinės šventes, prieš Kalėdas labai gerai būna prasivalyti organizmą ir netgi tokį praktiškai aš pradedu kokį 10 dienų prieš Kalėdas ir paskui pratęsiu po Kalėdų, kadangi po švenčių labai vėl, žinot, mes taip pat viską vis tiek užsinešam, nežinau kiek čia kas, galbūt labai moka išsilaikyti ir labai teisingai švęsti šventes, bet vis tiek dažniausiai mes kažkaip tai tą valią biškį paslepiam ir kažką tai vis tiek skaniau suvalgom, kur ne visai yra sveika mūsų organizmui ir vis dėlto jisai tikrai intoksikuojasi, jisai užsineša, jisai pasigauna tų toksinų tikrai iš maisto. Ir tada tikrai tas tokia ta programa, kaip kompanija siūlo iš vis 10 dienų. 10 dienų programa ir reiktų tą vieną paketėlį, tokį su 6 kapsulytėm, vartoti pusvalandį prieš valgį 3 kartus per dieną. Ir tai būtų ta dėžutė 30 paketėlių, tai būtų toksai kursas 10 dienų. Toksai, jeigu jau mes visą laiką prisižiūrim ir ta detoksikacija pas mus eina iš metų į metus. Jeigu vis dėlto to nedarom ir kas nors dar tik tai šiandien galvoja, kad gal reiktų pradėti, tai žinokit tikrai, ką aš noriu iš karto patarti, kas jeigu įsigis ir norės daryti, nepradėkit taip drastiškai. Ta paketėlį, kur yra 6 kapsulytės, aš rekomenduoju netgi pradedantiem, tai tikrai padalinti per pusę ir gerti ryte ir vakare po 3 kapsulytės. Grinai atsidarom pakelį, pasiimam 3 kapsulytės, išgeriam ryte, pusvalandį prieš valgį ir prieš vakarienę. Prieš pietus netgi ir nereiktų. Bet čia taip, ta prasme, kokias 3-4 dienas. Grinai reikia save stebėti. Reikia stebėti, nes labai skirtingai, matėm, koksai gausus ar ne gausi sudėtis, iš tikrųjų kaip irgi tie komponentai. Vieni jie laisvina vidurius, kiti jie, ta prasme, jau paskui, jeigu jie per daug laisvi ar ne, juos kietina. Toliau vieni augalai skatina apetitą, kiti liktai jį mažina. Tas pats yra antiparazitinis poveikis, ar ne? Todėl mūsų organizmas, kiekvienas mes visi labai individualūs. Ir kiekvienas organizmas iš tikrųjų gali
labai skirtingai reaguoti. Dėl to iš mano praktikos, kas eina šitas programas, tai noriu pasakyti, kad tiesiog kiekvienas bendraujam kartu pradžiai, arba pats jisai stebi, jeigu jam kažkas nepatinka, jisai arba didina, arba mažina. Čia nėra tokios dozės, vat, kaip ir yra pateikta, ar ne, kad galima iki 3 šitokių pokelių per dieną, bet dažniausiai tai būna, kad kas nebandęs, tai viduriai arba užkietėja, arba būtent taip suskystėja, kad tiesiog labai, labai skysta kaip vandenukas, ar ne, ir ką mums tas diskomfortas. Dėl to mes pradedam mažesniais kiekiais, jeigu dar organizmas nedraugavo su šita detoksikacijos programa, ir tada labai gražiai. Galim mes nebūtinai praeiti per 10 dienų, mes galim ir per mėnesį. Mes galim, ta prasme, po pokelį ir kiekvieną kartą, jeigu viskas gerai, galim didinti. Jeigu matom, kad kažkoks diskomfortas, jau gal padidinom per daug, iki tų 3 pokelių einant. Kiti būna ir iš vis negali niekada tų 3 pokelių. Ir sako, žinai, aš geriau gersiu, daleiskim, tą tavo pradinę dozę, 3 kapsulės ryte ir 3 vakare. Ir labai gražiai praeina. Ir vis tiek tas išsivalymas iš tikrųjų įvyksta. Įvyksta, nes tie augalai savo darbus padaro. Ir paskui jau žinot, pavyzdžiui, pavasarį praėjo tokia schema, tai jau rudenį, jau žiūrėkit, valosi ir jau sako, žinai, jau geriau, jau galėjau 2 paketėlius, jau 6 kapsulės ryte ir 6 vakare galėjau. O paskui jau žiūrėkit, ant kitų metų jau ateina vėl dar po pusmečio, pasiima ir praeina laisvai, tada jau per tas 10 dienų, būtent po paketėlį 3 kartus per dieną. Tai va. Tai tiek norėjau pasakyti ir tik tai dar vienas iš tokių, ta prasme, perspėjimų, kad ne ilgiau kaip 6 savaitės, bet net jeigu labai mes ir ištesiam tą, tai 6 savaičių tikrai su ta viena dėžutė jau niekas nėra ištesęs, tai tikrai kviečiu išbandyti ir būtent tą tokį žarnyno valymą, labai tokį išplėstą ir tikrai labai efektyvų. O prie to pačio žarnyno mes, kai išsivalom, ar ne, tai čia irgi sakė Rita, kad labai buvo nemažai paskaitėlių jums, kur aiškino jums apie mikroflorą, apie mikrobiotą, tai aš šiandien irgi jau tų paskaitų nevesiu, bet mes visi žinom, kad kai valom kažką, tai ar ne, tai irgi yra detoksikacijos procesas, prieš tai buvo intoksikacija, tai tikrai dažniausiai būna ir disbiozė kartu. Eina su tuo, ar ne, jeigu mūsų organizmas yra užterštas, tai dažniausiai gerųjų bakterijų balansas irgi būna pažeistas ir jom ten nėra lengva išgyventi mūsų žarnyne. Todėl noriu pasiūlyti sekantį produktą. Tai yra Preo. Preo produktas, tai yra tokie stikiukai, yra milteliuose. Yra milteliuose inkapsuliuotos, tokios mikrokapsulytės, miltelių formai ir juose yra būtent gyvos gerosios bakterijos kartu su prebiotikais. Su prebiotikais tai gerųjų bakterijų maistu. Ir tuose mikrokapsulytėse jos keliauja tiesiai iki storojo žarnyno ir tik tenais jos pasileidžia, tos mikrokapsulytės, todėl kad gerosios bakterijos tiesiai, kaip aš sakau, čiut ne kaip iš kokio erdvėlaivio išliptų iš tos mikrokapsulytės ir ten būtent jos jau galėtų veikti, kur jom reikia gyventi, daugintis ir funkcionuojant padėti ir mūsų žarnyno veiklai. Tai ką noriu pasakyti, tą paketėlį irgi iš tikrųjų mes išgeriam nekramtant, nes tų kapsulyčių nereikia, mikrokapsulyčių nereikia, jos tokios jaučiasi kaip burbuliukai tuose citrinų skonio milteliuose, susipili į burną, tai yra visai malonu ir užgeriant stiklinę vandens mes paprasčiausiai tai išgeriame. Šiame pakelyje taip pat jau yra tie transfer faktoriai, apie kuriuos šiandien norėčiau kalbėti ir kurie, aš manau, tikrai visiems reikalingi ir pakalbėsim paskui, kad gali būti, kad ir tų detoksikacijų yra už tai galimybė, kad mažiau gali reikėti, todėl kad transfer faktoriai mus saugo kiekvieną dieną, tiesiog po 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, jie tikrai neleidžia mums taip užsiteršti, nes būtent padeda dirbti imuniniai sistemai galingai, o imuninė sistema, jeigu dirbtų tinkamai, tai mes žinom, kad mums praktiškai nuo Dievo duota, nuo gimimo, ar ne, kad gerai veikianti imuninė sistema turėtų mums garantuoti, kad mes nesirgtumėm nieko. Bet dėja taip nėra ir mes vis tiek susirgam. Taigi, dabar, ką dar norėčiau pasakyti, kaip ir sakiau, kadangi
FOLIFE kompanija yra kaip ir mokslinis universitetas ir nori visą laiką žmonėm parodyti tą naudą savo produktų. Jie taip pat dar būna, kad pakviečia kažkokias nepriklausomas laboratorijas, ar ne, kad irgi padarytų tyrimus, nes, kaip žinot, dažniausiai sako, kai čia sava laboratorija ar savas universitetas ir pats leidžia produktus, gali būti kaip ir suinteresuotas, ar ne, tai jisai gali ten kokius nori, yra ir tokių nuomonių, ne, kokius nori ten tos tyrimus pritemti ar kažkaip tai parodyti. Tai kad to nebūtų, grinai yra pakviečiama nepriklausomos laboratorijos ir būtent šitam Prebiotics produktui yra Weberio universitete padaryta nepriklausomoje laboratorijoje tyrimai. Ir vat būtent čia vėl, kalbant apie tą patį transfer faktorių, tai noriu pasakyti, kodėl čia jisai yra įdėtas. Todėl, kad būtent būnant kartu su laktobakterijom ir su kitų kolonijų bakterijom, būtent kaip matome šitame paveikslėlyje, ar ne, kad tiek bifido, tiek lakto bakterijos, jos apsigyvena mūsų organizme ir prigyja, tiesiog auga daug didesnis procentas negu be transfer faktorių. Tai va čia yra procentai, kaip matote, kiekviena kolonija, ar ne? Tai irgi mikrobiologija gal aš labai daug nelysiu, bet jeigu kažkam norėsis, galėsim duoti šitą paveikslėlį, paprasčiausiai, kas norės pastudijuoti, kiek iš tikrųjų, tai matom, kad iki 868 procentų padidina negu šiaip įprastų rinkoje esamų bakterijų gerųjų, kurios, vėl, labai skirtingų kompanijų yra labai skirtingas ir poveikis. Kartais mes jau gaunam ten tik tai lavonėlius, ir tose kapsulytėse, kuriuose tikrai nėra jom geros terpės, kad jos išgyventų, tai jos būna jau negyvos, kai mes jas ir tiesiog valgom, arba jos paskui yra, beinant per, pavyzdžiui, kodėl čia yra ta mikroenkapsuliacija pritaikyta, ta metodika tokia, technologijos naujos. Todėl, kad paprasčiausiai skrandžio rūgštys neužmuštų gerųjų bakterijų, nes irgi jeigu eina paprastose kapsulėse, tai dažniausiai mes prarandam. Mes prarandam gerasias bakterijas, nes jos suyra kapsulytės, ar ne, ir tos gerosios bakterijos paprasčiausiai pasiskleidžia pas mus jau skrandyje. Ir jom ten tikrai nėra kaip išgyventi, nes mes, kaip žinom, ten skrandis praktiškai vien rūgštis, ar ne, ir jinai užmuša. Ir tada niekas nedakeliauja, tai iš kur mes jų turėsim. Taip, apie kepenis Rita minėjo, kad reikia kalbėti nedaug, todėl, kad jinai sakė, jums tikrai išaiškino visus mechanizmus, kas kaip kur. Tai aš trumpai, vėl, be kepenų, aišku, niekaip. Mes bendros detoksikacijos ir šiaip gyvenant, mes žinom, kad kepenys tai kaip ir atlieka esminį vaidmenį detoksikuojant organizmą, ar ne, ir metabolizuojant maistinės medžiagas, ne tik kad maistinės medžiagas, ir vaistus, ir aplamai visus procesus, netgi hormonus, ar ne, kur irgi, lytiniai hormonai, žinoma, atidirbę, ne, irgi kepenys turi viską sutvarkyti, viską perdaryti, suskaidyti ir neutralizuoti. Nes jeigu kepenys to nedaro, tai mes irgi taip pat užsitoksikuojam. Ir ką noriu pasakyti, kad kepenim pagalba irgi būtina. Tai dėl to šioje programoje, kurią matote prieš save, tai yra taip ir sudėta tie produktukai, kurie rekomenduojami, kad kepenis detoksikacijos metu irgi reiktų remti, kad jos paprasčiausiai tinkamai dirbtų, atliktų savo funkcijas, tos toksinus sugaudytų ar ne, neutralizuotų ir būtent paskui jau atliekas atiduotų šalinti inkstam arba vieni ten, ar net toksinai, kiek žinom, kad yra vieni vandenyje tirpus, kiti riebaluose tirpus, tai kad juos išvesti, juos irgi reikia kažkaip ištirpinti, tai va tada eina šalinimai per inkstus, arba tulžies pagalba yra tirpinami riebaluose tirpus toksinai. Ir tada dar noriu pakalbėti apie vieną produktą, tai Super Detox. Tai parama kepenims, kuris, kaip matote, yra irgi labai geros sudėties, į kurį įeina raudonieji dobilai, tikrieji margainiai, kiaulpienės, brokoliai ir artišokai. Tai yra pagrindiniai augalai, kurie remia kepenis. Ir tikrai šitas produktas irgi labai padeda būtent organizmo valymui per kepenis, nes kepenys, ar ne, mums padeda išvalyti visus toksinus iš kraujo, tiesiog viskas filtruojasi ir jeigu jos gerai dirbs, tai irgi mes, ta prasme, kuo mažiau užteršime savo organizmą.
Tai šį produktą reiktų gerti po 2 kapsulės kasdien, užsigeriant stiklinę vandens. Ir čia aš įdėjau schemutę, kaip turėtų viskas vykti dienos eigoje. Tai čia galite net nusifotografuoti, jeigu kas nors norės ir darys, ar ne, iš tikrųjų, nes čia jau taip tiksliai. Nes daug kas mėgsta, sako, aš labai mėgstu, kad, žinot, kiek tų kapsulių, kada jas geriausia gerti ir kaip jas gerti. Tai čia tokia bendra schema, kaip reiktų vartoti, nes tada reiktų super detoksą, ar ne, reikėtų vartoti, kaip matote, 2 kartus geriausia būtų ryte ir vakare. Čia vėl, kaip minėjom prieš tai skaidrėje, kad yra 2 kapsulės per dieną, yra bendra rekomendacija, tokia kaip ir profilaktinė dozė, kur mes norim palaikyti, jeigu mes jau kepenų darbą. Bet jeigu mes jau turim problemų su kepenim, tai tas kapsulės galima būtų padvigubinti. Tai ir vėl, ir dar nuo svorio, aišku, nes iš tikrųjų labai kiekvienas produktas, kiek aš iš savo praktikos pastebėjau, žmonėm labai vėl yra vienas, kas ant buteliuko parašyta dozuotė, tokia ta minimali, kaip aš sakau, tai yra sveiko žmogaus dozuotė, dažniausiai nes papildas, tai yra jisai papildo, ar ne? Jisai papildo, dėl to tai yra ta dozuotė, kuri yra, kad papildyti prie mūsų mitybos, prie mūsų visų vartojimų, kokias maistinės medžiagas gaunam su kažkuom, tai su kažkuo ir pridedam papildomai. Tai dėl to tas, kas dažniausiai ant papildo buteliuko nurodyta, tai yra sveikam žmogui, kad jisai profilaktuotųsi ir nesusirgtų, kad nebūtų problemų sveikatos. O jeigu mes jau turim kažkokias problemėlės, tai dažniausiai reiktų šitas dozuotės padidinti. Ir su super detoksu, pavyzdžiui, aš tikrai siūlyčiau didinti iki 4 kapsulių per dieną ir tada, kaip matome, jisai geriamas ryte ir vakare, prieš valgį, ar ne, apie 30 minučių prieš valgį, kad kai mes valgom, jau kepenys būtų gavę super detoksą ir būtų jau kaip ir suaktyvintos, pasiruošę dirbti pilnu pajėgumu. Tai va, tai galima 1 arba 2 kapsulės, čia priklausomai nuo svorio, jeigu didesnis svoris, mes tada geriame 2 kapsulės ir jeigu turim kažkokių kepenų pažeidimų arba jau jaučiam, kad yra problemų, tada irgi 2 kapsulės. Jeigu ne, tada po 1, tiek ryte, tiek vakare. Toliau Fiber System Plus, ta 4-kampa dėžutė, tai su 27 augaliukais, tai čia kaip ir minėjom, ar ne, pagal kompanijos rekomendacijas būtų po pokelį 3 kartus dienoj. Bet irgi reikia labai save stebėti ir tada 3 kartus dienoj galima gerti, kaip sakiau, galima ryte ir vakare pradėti pirmas kelias dienas, o po to išeiti iš tai tokį režimą, artėti link jo ir kiek įmanoma maksimaliai priartėjus tai išlaikyti. Ir paskutinis produktėlis, apie kurį kalbėjom, tai yra Prebiotics, tai būtent tą paketėlį, vieną paketėlį, kurį sakiau, kad supilam į burną ir užgeriam skysčiu, ar ne, tai 1 paketėlis nakčiai suberiant į burną ir užgeriant vandeniu. Tai va, tai 1 mėnesį reiktų, jeigu ta bendra programa įsitęsia į daugiau negu mėnesio, tai tada mes geriam kiekvieną dieną po 1 paketėlį nakčiai, būtent gerasias bakterijas, prebiotikus su probiotikais. Jeigu jau mums labiau pasisekė ir mes Fiber System Plus tą 4-kampę dėžutę sugėrėm greičiau, tada, nes super detokso, jeigu geriant po 2 kapsulės, tai užtenka 1 buteliuko visam mėnesiui. Prebiotics yra 15 tų stikiukų dėžutėj. Jų užtenka 2 savaitėm. Galim 2 savaitės, jeigu nelabai esam užsitoksikavę savo organizmą. Jeigu vis dėlto reikalingas stipresnis detoksas, geriam visą mėnesį į dieną po 1 paketėlį. Ir užtvirtinimui 2 mėnesį geriam irgi Prebiotics, pratęsiam, jeigu ir šitą visą sistemą jau praėjom, tai dar labai gerai būtų super detoksą su Prebiotics pratęsti ir gerti 2 mėnesį. Ir 2 mėnesį Prebiotics geriam jau kas 2 dieną. Po paketėlį kas 2 dieną. Nereikia kiekvieną. Ir va tai ir yra toksai minimalus kursas. 3 dėžutės va šitos. Kad atstatyti mikrobiotą,
atstatyti savo gerąsias bakterijas ir paskui, galim pakartoti kažkur po pusmečio. Vėl žiūrint, jeigu nesirgom, jeigu antibiotikų nenaudojom ir taip toliau, aišku, visada yra kažkokie, išimtys ir tada kiekvieną kartą, jeigu po antibiotikų, tai aišku, būtinai reikia kartoti ir tada būtinai jas pavartoti. Ir vėl tada viena dėžutė kiekvieną dieną, vartojant po vieną, ir paskui sekanti dėžutė jau kas antrą galima. Ir yra įrodyta, kad tikrai mūsų mikrobiota atsistato. Ir kaip matote šalia, kaip kalbėjau apie transfer faktorius, ar ne, tai va čia yra 2 buteliukai, jau būtent grinų transfer faktorių. Ir dabar apie juos pakalbėsim plačiau, kasgi tai yra. Kas yra tie transfer faktoriai? Tai kadangi prieš tai kalbėjau, kad apie priešpenį užsiminiau, ar ne, tai noriu pasakyti, kad tai būtent yra išfiltruotos, išgrynintos ir sukoncentruotos molekulės, molekuliniam lygy. Tai yra būtent tokie perdavimo faktoriai, kurie išgaunami iš karvių priešpenio. Va šitam buteliukė, būtent su balta etiketė, yra klasikiniai transfer faktoriai ir jie yra būtent išgauti tik tai iš karvių priešpenio. Dabar tiek informacijos galvoju, kaip čia daugiau papasakojus, nes ruošiausi šiandien pristatyti daugiau detokso produktus, bet įsimečiau kelias skaidrės ir apie transfer faktorius. Bet jeigu negirdėjo, dabar galvoju, nuo ko čia pradėjus, tai trupučiuką gal istorijos. Vienas toks istorinis faktas, kas įdomiausia, kad tas transfer faktorius, tai čia irgi nėra kažkokia dabar mados reikalas, jisai atrastas 1949 metais. Jau labai senai Sherwood Lawrence'o, amerikiečių mokslininko, ir jisai buvo labai įdomiai atrastas. Atrastas tokiu būdu, kad iš tikrųjų tuberkuliozę sergančiam žmogui buvo perpiltas kraujas, tiksliau leukocitų ten koncentratas, buvo įvestas žmogui, kuris serga iš persirgusio žmogaus. Ir va tai buvo atrasti transfer faktoriai. Labai įdomus dalykas, nes būtent gydytojas, imunologas Sherwood Lawrence'as tai atlikęs pastebėjo, kad kai perpylė tą leukocitų koncentratą, kažkas įvyko su tuo žmogum, kuris sirgo tuberkuliozės, pradėjo sveikti. Ir pradėjo ieškoti, kasgi čia įvyko, kas čia persidavė, tiesiog kažkokie dalykai. Ir padarius eilę mokslinių tyrimų buvo nustatyta, kad būtent buvo perduota tie perdavimo faktoriai, kuriais taip ir pavadino, surado tą molekulę, kuri paveikė, nes jinai pernešė informaciją. Būtent imuninės sistemos ląstelėm perdavė informaciją ir ką. Ir tada imuninės sistemos ląstelės paprasčiausiai tuberkuliozės sukėlėją turėjo galimybę atpažinti. Nes mes, tas ir yra, dabar jeigu išgirsit, suprasit esmę, kaip yra svarbu, ar ne, kad kažką tai nuveikti, mes turime pirmiausiai, pavyzdžiui, kad ir susitikti. Jeigu mes norim su draugu eiti kažkur ir susitikti, ne su draugu, gal su nepažįstamu žmogum tiksliau, toks kaip pavyzdys, tai mes pirmiausiai turime žinoti, kaip jis atrodo. Kaip jisai atrodo, nes jei nežinosim, kaip atrodo, tai ar mes jį susitiksim, mes eisim ir praeisim. Tas pats su imuninė sistema. Jeigu jinai negauna informacijos, būtent, o ta informacija yra užrašyta toj molekuliai. Toj molekuliai tai yra polipeptidas. Tai yra polipeptidas iš nuo 40 iki 44 amino rūgščių grandinėlė. Yra toks junginukas ir būtent šitas junginukas, jame yra tų amino rūgščių pagalba perduodama ta informacija, kad tos būtent imuninės sistemos ląstelės tarpusavį galėtų bendrauti, perduoti informaciją ir kad žinotų, ką jom gaudyti mūsų organizme, ar ne? Nes kitaip yra tiesiog ne vienas filmukas padarytas apie imuninę sistemą, kad tiesiog imuniteto ląstelės plaukioja kraujyje ir nieko nedaro. Jom reikia to nurodymo, kad čia savas, čia svetimas, čia tą reikia pagauti ir taip, bet kuri bakterija ir virusas, pirmiausiai, kad būtų sunaikintas, jisai juk turi būti atpažintas, ar ne? Tai tas perdavimo faktorius ir buvo atrastas būtent su tuberkuliozė sergančiais. Ir tada po daugelio vėl tyrimų, iš pradžių dar ten ir lentynėlėse pagulėjo, bet paskui buvo ištraukta šitie tyrimai
ir buvo pradėti gaminti vaistai, kaip aš ir minėjau, bet vaistai buvo būtent tada, išgryninimas vyko iš žmogaus kraujo. Ir kadangi tai vyko iš žmogaus kraujo, tai pirmiausiai labai turi būti geras išvalymas, ar ne, turbūt su manim sutiksit, nes jeigu bus nepilnai išvalyta kažkoks komponentas, kuris imtas iš kraujo, tai gali kitos ligos perduoti. Mes žinom, kiek per kraują galima ar neužsikrėsti kažkokių tai baisių ligų. Ir kad tai neįvyktų, turi būti labai stiprus išgryninimas. Tai tokia labai didelė atsakomybė, tas ir išbrangina. Dėl to vaistiniai preparatai yra labai brangus. O va čia buvo dar kitas atradimas. Iš tikrųjų metų pasekoje, aišku, mokslininkai dirbo to klausimu ir įsivaizduokit, atrado, kad pasirodo tuos pačius perdavimo faktorius mamos, žmogus, mama kūdikiui perduoda su priešpiniu. Mama perduoda žmogus taip pat, bet iš žmogaus mes vėl nepasivoksim, ar ne, nepasiimsim iš mamų, mamos, jeigu pagimdė kūdikius, jos maitina, iš jų nepaimsi ir nepagaminsi kažkokį produktą. Ačiū Dievui, kad jos maitina savo kūdikėlius ir jiem padeda išgyventi, padeda turėti gerą imunitetą, paleisti jį tiesiog. Tai perduoda mama savo patirtį. Įsivaizduokit, kiek mama, senelė, proseneliai ten būna sukaupę ir kiekviena mama sekančiai kartai perduoda tas žinias apie tai, kaip turi atrodyti kažkokie virusai, kažkokios bakterijos ir gavus tą informaciją imuninė sistema, tada jinai gali susidoroti, nes jinai tada žino, su kuo jai reikia kautis. Va čia ir yra esmė. Tai va, ir vėl tyrimai, aišku, vyko, labai buvo smagu, kad buvo aptikta, kad būtent kūdikiai jau gauna gimimo metu, bet tada buvo vėl susimastyta, o tai kaip gyvūnai, vis tiek imunitetas tai jisai yra visur ir pas visus gyvūnus, ar ne, ir buvo prieita ir surasta toks atradimas padaryta, kad pasirodo, karvytės turi lygiai tą pačią molekulę ir ta molekulė, jinai yra lygiai tokia pati, identiška, jinai nėra, kad būtų kažkokia specifinė. Būtent pas karvytės vienokia, pas žmogų kitokia, ten pas drambliuką mamą dar kitokia, nėra. Tai yra visai nesvarbu. Pas visus stuburinius žinduolius pasirodo yra tos molekulės vienodos. Jos yra visiškai vienodos. Ir va taip mokslas tikrai padarė didžiulį atradimą, kad mes galim pasiskolinti. Aišku, karvyčių priešpinio jo yra labai daug. Užtenka ir karvytės vaikučiui, ir mum dar. Tai todėl tada beliko tik surasti technologijas ir amerikiečių mokslininkai būtent tas technologijas surado, kaip išfiltruoti, kaip išgryninti per ultrafiltraciją, būtent, kad tas, įsivaizduokit, kokie filtrai turi būti, kad molekuliniam lygiai tik molekulės išgryninti. Tai atskirti nuo kazeinų, nuo didžiųjų baltymų ar ne, nuo laktozės, nes mes žinom, kad šiaip tai alergijas kelia, jeigu ne karvytės priešpinis, gali čia vėl būti daug reikalų, kad to neįvyktų, reikėjo viską irgi tiek išgryninti, kad būtų tik tie peptidai, kad tik tie perdavimo faktoriai arba transfer faktoriai, jeigu taip tarptautiniu būdu. Tai va, ir ką. Ir tai buvo mokslininkų padaryta ir dar kurį laiką, iš tikrųjų tai labai įdomu, kad vis metai nuo metų tokia informacija būdavo nusėsdavo lentynėlėse, bet ją kažkas vis ištraukdavo. Ir dar eigoje, vienu žodžiu, atsirado vis dėlto Amerikoje mokslininkų, kuris Davidas Lisonby, vėl imunologas, biochemikas, mokslininkas, kuris ir įsteigė kompaniją For Life. Tai va, iš tikrųjų įsteigė šitą kompaniją. Ir pradėjo dirbti būtent, nes šita kompanija taip ir vadinasi imuninės sistemos kompanija, nes per imuninę sistemą mes tikrai, patikėkit, susitvarkyti galim labai daug ir tikrai įvairiom kryptim įvairių dalykų. Tai va, ir tada nusipirko, nes čia buvo toksai kaip ir mokslinis pasiekimas, nusipirko šitą patentą, kaip išgryninti. Ir šita kompanija pradėjo gaminti būtent iš karvių krekenų, išgryninant tuos transfer faktorius. Ir va šitas buteliukas, tai buvo pats pirmas jų produktas. Ir jisai yra kapsulėse, kaip matote apačioje, ar ne, iš tikrųjų yra patentai. Yra keli patentai, kurie saugo šitą produktą. Tai vat vėl aš apie tą saugumą, apie viską, nes tikrai dabartis rinkoje labai daug produktų, labai sunku juos atsirinkti. Moksliniai straipsniai recenzuojamuose žurnaluose, patentai man kaip ir rodo saugumą ir atitinkamą kokybę produktų. Tai va, tai čia turbūt, kol aš pasakojau, perbėgot, kada galima naudoti, kada netgi reiktų, ar ne, tai kad nėra amžiaus apribojimų, nes aišku, kaip gali būti amžiaus apribojimas, jeigu, ta prasme,
kūdikėliai jau gauna iš mamos, tai amžiaus apribojimo nėra, taip tik gimus gali kūdikėliai vartoti. Iš tikrųjų, buvau tokioje mokslinėje konferencijoje, tai netgi vienas iš mokslininkų pasakojo, kad buvo toks klausimas, ar galima kūdikiams, o kada, ar nėščiai galima mamytei vartoti šitus transfer faktorius. Tai buvo atsakymas, kad būtina, nėščiai netgi būtina naudoti, dėl to, kad paskui su savo priešpeniu jinai galės dar daugiau tos patirties perduoti, jeigu bus vartojus šitus transfer faktorius, nes iš gyvūnų mes irgi pasiemam šitą būtent tas žinias apie visokius patogenus. Ir įsivaizduokit, nes mes praeitam šimtmetį, nu, vat vėl, kas čia toks panašiai mano amžiaus, ar ne, tai mes tikrai atsimenam tokius dalykus, nu, vėl čia kaip kas. Aš, pavyzdžiui, nebuvau mamytės maitinta. Kad buvo praeitam šimtmetį, kai mes gimėm, kad mūsų paprasčiausiai nenešė prie krūties ir nemaitino, nes buvo toks potvarkis, nes buvo nuspręsta, kad priešpenis tai yra nekokybiškas pienas ir paprasčiausiai pirmom dienom netgi neneždavo kūdikių maitinti. Tai vat ir buvo toks nusikaltimas padarytas, kodėl mes dabar tokios silpnos tos sveikatos esam. Ir kuo toliau, kaip mes matom, kad jau dabar ligos jaunėja, kad jau kūdikiai gimsta vis mažiau sveikesni, todėl kad paprasčiausiai nutrūko ta grandinė tarp žmonių, tai buvo tai padaryta, kad jinai nutrūko. Čia tiesiog tas va toks tai sprendimas, kad tai nekokybiškas pienas ir jisai tiesiog buvo pilamas į kriauklės, o ne nešami vaikučiai ir nemaitinami. Tai įsivaizduokit, kiek mes praradom tos informacijos iš senelių, prosenelių ir praėjusių kartų. Jinai nutrūko ir dabar tas, kas to neperdavė, tai paprasčiausiai taip iš kartos į kartą ir silpnėja ta imuninė sistema. Štai mes ir turim dabar tokius sergamumus, aišku, ir čia ir gamtos užterštumas ir visa kita. Taip, yra dar ir kiti dalykai, bet ir mes patys paprasčiausiai mūsų imuninė sistema neturi kompetencijos atpažinti tų patogenų. Dėl to niekaip negali su jais susikauti, nei su virusais, nei su bakterijom, kai kuriom, jinai neturi žinių apie tai, nes tai yra nutrūkę. O vat gyvūnai, ar ne, kai pastebėsim, tai gyvūnų, ta prasme, jie tik gimė, iš karto vos tik tai keliasi ir iš karto bėga prie mamytės, kad galėtų pažįsti. Jie iš karto gauna tuos transfer faktorius ir čia nenutrūko. Tai va čia irgi tokia gera žinia, kad įsivaizduokit, gaunant iš karvių priešpenio, išsigryninant šitus transfer faktorius, mes būtent gaunam tą visą, nes lygos jų labai panašus, ar ne, tie visi virusai puola tiek žmonės daugumoje, tiek ir gyvūnus. Tai va tos informacijos mes galim tikrai pasisemti ir gana nemažai. Tai va, ir tai galim tikrai, kaip sakiau, nėščiosioms, gali nėščios, gali naujagimiai, gali senjorai ir netgi nėščiom tai patariama, kad netgi kol tu dar neneščia, kai sako, iš viso, kad reiktų iki kūdikio gimimo, tai 18 mėnesių iki, tai čiut ne, kad ten gerą dar pusmetį prieš tai, kai planuoja kūdikius, kad jau galėtų mama netgi ir pagerti. Ir mama, ir tėtis tų transfer faktorių tiesiog sustiprinti savo imunitetą tam, kad vaikelis gimtų kuo stipresnis. Ir tikrai turim ne vieną pavyzdį, dabar nesenai draugė skambino, pas ją šeimoje krikšta dukra pagimdė dvynukes ir 7 mėnesių ir vienu žodžiu gauna transfer faktorius, auga kaip ant mėlių, gydytojai tiek džiaugiasi, sakė, nu su niekom nesulyginsi, kas yra ligonė ir kas nevartoja, o va šitos mergaitės vartoja, tiesiog vejasi jos tokiais tempais, tai tiesiog stebim irgi, turim atsiliepimus, taip smagu, va kai tokie dalykai, kur matom tiesiog praktiškai, kaip padeda tiesiog visais atžvilgiais, tiesiog visam organizme, nes kai pakankama informacija, kaip sustabdoma, vat būtent, kaip ir ėjom iki detoksikacijos, ar ne, detoksikacija. Geriausia būtų, kad nereiktų tos detoksikacijos, nes šiaip mūsų organizmas juk yra pritaikytas, kad jisai savaime turėtų detoksikuoti. Jeigu vėl viskas pas mus gerai, visos sistemos ir organai dirbtų, praktiškai detoksikacijos mums nereiktų, va tokios papildomos. Jisai sugebėtų išsivalyti pats ir jeigu kažkiek galbūt ten ląstelieną, aišku, mes ją turėtumėm vartoti žarnynui ar ne, ten, kad gerosiom bakterijom, kad būtų prebiotikai kažkokie, tai ten yra tam tikri niuansai, bet šiaip detoksikacijų tokių papildomų daryti nereiktų. Taigi, produktas yra visiškai saugus, perdozavimo nėra, kaip jau išsiaiškinom, ar ne, ir labai platus panaudojimo būdas, netgi kai sergam, iš tikrųjų labai geros patirtys yra išsitirpinti virintame vandenuke ir pavyzdžiui, jeigu yra sloga, palašinti tiesiai į nosį, tiesiai ant gleivinės, tikrai puikiai veikia
ir iš karto sloga pradeda slopti, ypatingai mažiukam, žinot, kai maži vaikučiai ar vaikai, ar anūkai pas ką, tai irgi labai padeda, kad nosytės atsikemša ir būtent tiesiai toj gleivinėje, nes per gleivinę yra irgi tyrimai padaryti, per gleivinę jisai yra pasisavinamas transfer faktorius. Ir būtent per gleivinę tiesiai nosytėje, ir ne, jisai čia ir veikia vietiniai vietoj, nes netgi ir per seilės, gleiviniai, per gleivinės būtent gleivės, ar ne, jisai praeina šitą barjerą, nes yra labai mažos molekulės. Ir būtent jisai veikia jau ten, kur mums iš karto ir reikia, nes nurijus, tai vėl žinot, kaip ten su žarnynu, vat, kaip mes kalbėjome, ne, ant kiek jis išvalytas, ant kiek praeis, ant kiek neužsinešę ten tos žarnyno sienelės, ten, jeigu Rita turbūt irgi pasakojo, kaip ten yra tie žiuželiai, tokie tiesiog ant žarnyne ar ne, ir jie turi būti neužsinešę, jie ten turi būti išsivalę, kad kažkoks tai pralaidumas būtų. Vėl kad ne viskas tiesiai praeitų, bet kad būtent, kad pasisavinimas vyktų. Bet jeigu užneštos tos sienelės kartais būna tiesiog kaip užcementuotos, tai ten niekas nepraeis, ten tada nepraeis ir mūsų papildai. Tai vat vėl toksai iš būdų vienas, kur staigiai tu gali padėti savo čia, susipilant arba į gerklę ir išleidus kapsulę, nes čia jisai toksai kaip pieno skonio, iš tikrųjų labai skanu. Ir dar kas toks, vat, irgi papasakosiu iš savo patirties, taip aš turiu katinėlį. Tai žinokit, labai įdomus tokie, sako, kiti tenai, čia kažkoks placebo efektas, čia įsikalbat. Tai žinokit, ant kiek gyvūnam patinka. O katinėliui, jeigu tu tą kapsulę išleidi ant delno, jisai laižo, jisai prieina ir viską išlaižo. Ir man vieną dieną jau net aš tą kiautelį padėjau ant stalo, tai jisai su lėtinė nusimušė ir tą būtent kapsulės, žinot, apvalkalėlį ir tą suvalgė. Nes ten dar vis tiek prie senelių matomai jisai jautė, kad yra, ant kiek gyvūnai jaučia, kad vat, jiem reikalingas, kaip ar ne vaikšto po pievą, žolytės, jie kartais rankioja, jie tiesiog randa, jie jaučia, vat, jie tą turi tokį. Tai ir čia, žinokit, nu, toksai vat, įdomus išbandymas, kai man kartais sako, kad ai, čia įsikalbėjimas ar kažkas tokio, tai aš sakau, gyvūno neapgausi, čia nei placebo efektas, nei niekas, jie tiesiog jaučia, jie daro. Ir dabar mano katinėlių, tai paskui mes užpildavom ant maistelio, tai dabar jau, žinokit, maistelio neėda. Jeigu neužpilsi va šitos klasik kapsulytės, tai gali ir neduoti. Ateina atsisėda ir miaukia. Miau prie indelio, viskas, turi atnešti kapsulytę. Ir, nu, o pasiimi tą, tiesiog aš paimu kitą buteliuką, jis tiesiog jaučia, paimi būtent šitą klasik ir jisai jau sėdi ir jau žiūri. Ir jis galėtų, nežinau, kiek suvalgyti turbūt. Tiesiog jis jaučia, kad jam tai gerai. Yra aplinkoje labai daug. Kad ant žaizdų pylė gyvūnam irgi, kad užgydė labai greitai. Paskui turėjom mes vilkšunį. Tai vilkšunis jau jisai nuo senatvės irgi jau buvo prie pat mirties. Tai aš irgi daviau, žinokit, bet daviau kitą. Tai va, iš tikrųjų pereisim dar prie stipresnio kito. Tai kito, va šita trifaktor formulės, čia jau kompanijos For Life yra atidirbtas patentas, jie toliau irgi gilinosi. Kad dar pastiprintų, kaip dar daugiau tos informacijos suteikti, kaip dar, nu, visą laiką kažką turim, norim dar geriau. Tai va buvo kita formulė sukurta, kur buvo papildyta šitos kapsulės ir šitie transfer faktoriai trupučiukas skiriasi, tos būtent amino rūgščių, kur grandinėlės, kai jos sukimba, ten yra būtent kiti fragmentai ir jie neša būtent kitaip tą informaciją, kitą. Ir būtent iš kiaušinio trynio pasirodo, paukščiai imuninę patirtį iš kartos į kartą perduoda per kiaušinio trynį. Tai čia irgi padaryta moksliniai tyrimai, yra tai viskas nustatyta ir pagaminti kompanijai 2 produktai. Vienas yra kramtomos tabletės, kaip sakiau, dėl to, kad labai gerai, kad mes galim iš karto, nu, jeigu kažkas su gerkle, tai galim iš karto vartoti ar ne. Ir tai yra skanios tokios citrinų kremo skonio, tokio vanilės lengvo. Ir galim jas po trupučiuką kramtyti arba čiulpti ir tiesiog čia tą poveikį daryti. Arba yra taip pat kapsulės kitas buteliukas. Tai vat šitas kapsulės aš daviau, kaip ir sakiau, savo vilkšuniui prieš mirtį jau. Tai jisai, žinokit, taip gražiai išėjo, nes pradžioje jam liktai ir viena kojytė jau ten galinė vilkosi ir viską, ir jisai sunkiai paėjo. Ir tai buvo gaila žiūrėti, nes tiesiog atsigulė, kai didelis šuo, jau jam sunku ir vienu žodžiu, ir jisai tas toksai merdėjimo procesas, nu tiesiog. Ir kai aš pradėjau jam duoti šitas kapsulės, tai jisai dar atsistojo ir jisai iki paskutinės dienos. Ir taip gražiai jisai, ta prasme, išėjo iš šito pasaulio, kad mes jį radom tiesiog padėjus, lėtenytės, ausytės stačios ir vat ryte jisai tiesiog migo ir užmigo. Tai net va tas toksai, nu tiesiog aš taip jaučiau, kaip jam dar kažkiek tai gelbėjo. Ir kaip jam ir skausmai nustojo, ir nes toks tai ten, ta prasme, jau tas merdėjimas, išėjimas būtent prieš
prieš pačią mirtį. Tai irgi, nu, vat sakau, su gyvūnais irgi nuostabus rezultatai. Šitas produktas yra dar stipresnis, nes, kaip sakiau, yra patirtys jau iš kelių gyvūnų. Ir būtent šitas produktas labai padeda prie įvairių tipų herpes viruso. Prie herpeso pas ką yra, ar ne, prie Epstein-Baro, citomegalo, papilomos, hepatito virusų. Tai vat, iš tikrųjų duoda tą atpažinimą ir tada pas žmonės tikrai yra geri rezultatai, kurie išeina iš šitų infekcijų. Tai galima vartoti profilaktiškai, ypač jeigu peršali kur nors. Perdozuoti irgi neįmanoma, žinokit, tai tiesiog šitą buteliuką turint galima po porą kapsulyčių kas valandą tiesiog įsimeti, išgeri ir lauki, kada tau pradeda gerėti. Ir praktiškai taip vartojant, tu jau pradedi jaust, kad jau imunitetas įsijungia, jau kovoja ir jau tau pradeda gerėti. Nu, tai tada jau sumažini tas dozes. Tai va, tikrai tiek vaikams, tiek lankantiems mokyklą, tiek einant į darželius, tikrai labai didžiulė pagalba, tas pats ir tėveliam, ar ne, kad nenešiotų tų virusų, kad neperduotų savo šeimom. Irgi taip pat galima berti ant odos, ant žaizdų, lašinti į nosį, vartoti per burną išleidus iš kapsulės, po skiepų labai, jeigu, nu vėl čia skiepų tema, aišku, vieniem yra skaudi, kitiem ne, aš jos labai neliesiu, bet vis tiek, jeigu mes, žinom, nu, aš pati, kai esu ir tradiciniai farmacijoje, ir šiandien gal atstovauju kompaniją, kur iš tokios, iš papildų ar ne sferos, bet noriu vieną pasakyti, aš visą laiką į skiepus žiūrėjau taip, kad jie turi tikrai būti gerai ištirti. Aišku, mes žinom, kad ten būna dar pagalbinės medžiagos į skiepus dedant. Aišku, jos duoda kaip ir kapsuliai, kaip ir tabletiai, kaip ir visur, ar ne? Nu, visą laiką negali būti vien pliusai arba vien minusai, ar ne? Kažkur tai yra ta tokia būtent pusiausvyra. Tai skiepams irgi, aš skaitau, jeigu jie yra gerai ištirti, aišku, kiekvieno čia yra pasirinkimas. Galima skiepytis, galima nesiskiepyti, bet jeigu kas priima sprendimą skiepytis, tai iš tikrųjų labai gerai praeina būtent vartojant šitą transfer factor, trifaktor formulės produktą. Nes tada nebūna jokių tų šalutinių, žinot, kažkokių komplikacijų po skiepo. Tikrai irgi šitą buteliuką turint yra lengviau praeinami skiepai. Dar yra ir trečias bazinis produktas, tai būtent transfer factor plus, jau čia plus, tai su biologiškai aktyviom medžiagom. Ir kaip matot, čia įeina biologiškai aktyvios medžiagos, užpatentuotas mišinukas, jisai yra labai stiprus šitas produktas. Šitas produktas jau turi transfer faktorius iš karvių priešpenio, iš kiaušinio trynio ir būtent jisai turi šitą biologiškai aktyvų medžiagų tą mišinuką. Štai kiek patentų saugo šitą produktą, kad nebūtų galima jo padirbinėti. Ir kas man labiausiai patinka šitam produkte, tai kad įeina 4 kiniečių grybai, medicininiai grybai, ar ne, šitaki, mitaki, agarikus ir kordycepsas. Jie dar kartu sinergijoje su transfer faktoriu duoda labai didelį poveikį iš tikrųjų ir šitas produktas netgi prie onkologijos yra labai, labai stiprus ir tikrai labai padeda. Ir dabar irgi, kiek turim žmonių, tai netgi prie chemoterapijos labai gerai atsistato su šitų produktų. Nors šiaip yra irgi skirtingos nuomonės, vieni sako, kad kažką galima su organizmu daryti, ar ne, kai yra onkologija, kai yra chemoterapija, tai tik tai chemoterapijos metu jo nevartoja, bet iki vartojant ir po vartojant tarp chemoterapijų. Tai būtent taip atsistato žmonės, kad yra pas mane kreipėsi ir kažkas tai negėrė vis dėlto, pasiklausė informaciją, praleido, išgirdo ir nepaėmė šitos galimybės, o yra žmonės konsultuojasi ir geria. Tai žinokit, labai lengvai praeina chemoterapijas, ką noriu pasakyti, kartais net plaukai nenuslenka vartojant. Ir gydytojai patys, dabar tie žmonės tokie atsiliepimai įdomus yra, kad tie žmonės patys man skambina ir sako, Jolanta, žinai, gydytojai ateina, žiūri ir netiki, nes iš pradžių nevartojo, daleiskim paskutinis variantas, kuris praeitą savaitę. Žmogus 3 chemoterapijos praėjo, 4 net negali daryti, nes būtent klausė gydytojų ir nieko nevartojo, nieko nestiprino, nes kaip ir nelabai patartina. Vatėjo pagal tą liniją. Ir viskas, ir visi kraujo rodikliai taip nukrito, visi parametrai, padarius tyrimus, mato, kad negali daryti 4 chemoterapijos. Ir tada moteris atėjo ir sako, Jolanta, ką tu ten sakei, aš vartosiu. Mes pasiėmėm onkologinę schemą, nes yra būtent gydytojų
sudarytos schemos, ne taip, kad čia irgi kažkas tai iš lemputės, nes yra šitie papildai, jie yra įtraukti Amerikoje į praktikuojančių gydytojų žinyną, kurie turi galimybę gydytojai prie vaistų skirti ir būtent šitos kompanijos produktus. Taip pat, nu vėl dabar su Rusija čia yra sudėtingas variantas, bet prieš tai, nes kadangi dirbu jau ne pirmi metai, tai važinėjau ir su rusų mokslininkais kai kuriais kalbėjau. Man buvo labai didelis toksai įrodymas, nes aš metus laiko aš studijavau, kol aš pradėjau kalbėti apie šitas transfer faktorius. Tai žinokit, kad Rusija įsileido amerikiečių privačios kompanijos produktą į Rusiją įsileisti. Mes žinom, kad tarp jų ten įvairius vyksta debatai ir visa kita, bet Rusija ir Amerika, jie visą laiką taip. Ir kad rusai, žinot, kiek jie ten tyrimų padarė. Ir aš pati buvau nuvažiavus tiesiog iki Maskvos, susitikus ten su tais mokslininkais, žinokit, fantastika. Kiek jie ten ištyrė, vis dėlto jie leido įvežti į Rusiją, pardavinėti ir netgi yra išleista metodiniai nurodymai, jie vat, būtent Minzdravo, aš tą knygutę tą prasivežiau, kaip tik nusipirkau iš jų, tiek įdomiai, žinokit, tai čia gydytojai, medikai, imunologai, jie yra sudarę, jau kadangi jie įtraukė čia kaip sveikatos apsaugos ministerija rusų, ar ne, Minzdravas, tai jie išleido net knygutę metodiniai nurodymai 2004 metais, kad ištyrė, kad tai saugu, kad tai galima ir kokiais kiekiais, kaip va, tiesiog yra aprašymai. Ir kaip gydytojams skirti šitus produktus ir kaip duoti. Tai mes iš jų irgi pasiskolinom tas schemas ir va, kaip aš čia minėjau, tai pagal tą, ką onkologiniam būtent iš rusų mokslininkų turiu tiesiog kaip jie konsultuoja, ką jie skirdavo ir aš vadaviau moteriai. Tai moteris per 2 savaitės praėjus pagal tą rekomendaciją, jai tiek viskas atsistatė, žinokit, ir hemoglobinas atsistatė, ir šiaip visi parametrai, imuninės sistemos, ar ne, kai bendrą kraujo tyrimą daro ten, ta prasme, būtent ten tas ląsteles, visus neutrofilus, viską ten, ta prasme, nu, bet kurias ten ląsteles, viską, ta prasme, išvardina, sužiūri ir ten ir pasižiūri, ar gali toliau daryti tas chemoterapijas. Tai viskas pas ją tiek pagerėjo, sako, pas mus nebuvo, kad po 3 chemijų, nu, va, tas toksai pikas, kad žmogui visai krito, o po to, kad pakilo. Tai va, įsivaizduokit, kokios galimybės, tiesiog, kad kelia žmonės netgi šitą onkologijoje ir jie vėl gali toliau eiti į priekį ir kad organizmas atsigaudinėja netgi jį nuodijant, ne, nes chemoterapija tai nuodija tiek onkologinės ląsteles, tiek mūsų gerasias. Tai va, tai turim tokį produktą, dabar čia sakiau, kad ir užbaigsiu, bet dar noriu užtvirtinti tas žinias apie transfer faktorius. Tai va, būtent ta molekulė, kaip jinai veikia, ar ne, kaip čia, kad parodytų normaliai ekrane. Tai va, tai jinai dirba 3 tokiom kryptim. Irgi yra unikalus toksai būtent junginys, kuris, įsivaizduokit, vienu metu gali ir inicijuoti kažkokius veiksmus, kad imuninė sistema pultų, naikintų kažkokius mūsų, ta prasme, organizmo kenkėjus ir kartu ramina. Ta pati molekulė duoda tos pačius signalus. Jinai, įsivaizduokit, jeigu imunitetas per stiprus, jinai duoda komandą, kad reikia ramintis. Jeigu jisai yra nusilpęs, jinai duoda tokią komandą, kad reikia sustiprėti, eiti, kovoti. Ir aišku, kaip prieš tai kalbėjau, pagrindinė jos tokia savybė, ne, kuri leidžia atpažinti ir kad būtų sunaikinami tie priešai, tai kad informuoja imuniteto tas ląsteles apie organizmo priešus. Tai vat, ant kiek tai yra stipru. Ir būtent, kad va, paskui dar jinai tiesiog, kitos yra, va, kaip aš minėjau, ne, kad tai yra peptidas, ta amino rūgščių grandinėlė, vieni jie pagal tai, kokie ten peptidai susijungia, vieni jie neša informaciją, kiti ramina, o dar kiti va, būtent įsimena ir neša tą informaciją, kad būtų imunitetas turėtų tą informaciją kitiem kartam, ar ne? Ką dar noriu jums paminėti, nes įsimečiau čia kelias skaidrės, kai Rita paskutiniu metu pasakė, kad bus kas nelabai žino apie transfer faktorius. Tai va, tai kad yra nustatyta netgi kasdieninė minimali dozė, tai yra 600 mg patentuoto junginio, trifaktor formulės junginio. Tai čia tas žydras buteliukas, dviejų formų, tai va čia yra kapsulytės, ne šitos. Tai jų užtenka 2 kapsulių, šiaip yra skirtingai. Šitų 2 kapsulių užtenka, nes yra kitokios dozuotės paprasčiausiai kiekvienoj kapsulytėj, bet kad būtų bendrai,
per parą ne mažiau 600 mg, kasdieninė dozė, ir tai įrodyta, kad būtent sukontaktuoja su imuninė sistema šitas transfer faktorius ir tokia dozė mums jau garantuoja, kad atsakas pradeda formuotis per 2 valandas. Tai ypatingai irgi padėjo šitie produktai pandemijos laikotarpiu. Iš tikrųjų, kai juos turėjom, tai tikrai labai drąsiai. Aš galvojau, kad nesirgau, bet paskui padarė tyrimus, tai rado, kad buvo koronavirusas organizme, bet aš net nepajaučiau, nes jau kiekvieną dieną vartojau tiesiog maksimaliai šitus produktus ir tiesiog taip praėjau, kad nieko nepajaučiau. Ir mano šeima, visi, kas aplink mane vartojo, jie sako, mes nesirgom, bet paskui ten vis tiek bendrauju su gydytojais, tai sako, ne, Jolanta, vis dėlto tu sirgai. Tu sirgai, bet vadinasi, net nepajaučiau, taip lengvai prasirgau ir jau nekalbant apie komplikacijas, bet iš tikrųjų tai va. Tai yra tikrai irgi moksliniai tyrimai ir va čia ta kreivė būtent paimta iš jų tyrimų, nes jie viską, kaip ir sakiau, labai skelbia, patentuoja visus tuos straipsnius ir tai yra recenzuojami straipsniai dažniausiai, kad, žinot, nes ten vis dėlto mokslininkai tikrina, kas yra skelbiama. Oi, pamečiau. Tai va, ir tada čia kiek žmogui reikia transfer faktoriaus. Kartais ateina pas mane ir sako, nu gerai, Jolanta, pas mane aš jaučiu, kad labai silpna imuninė sistema, aš labai dažnai sergu, tik tai išeinu, kažkur vėjelis papūtė, kažkur kažkas, taip pat kojas pašalau, taip pat čiaudžiu, koščiu, slogus, sergu ir sergu, sako, keletą dienų nesergu, vėl sergu, taip vis pakaitom. Tai klausia, kiek reiktų man išgerti, kaip, ką daryti, kad, ta prasme, perkrauti tą imunitetą tiesiog. Kad tai tas toks perkrovimas ir tiesiog toks restartas, kad jisai normaliai pradėtų dirbti, tai yra nustatyta, kad reiktų apie metus laiko pavartoti kasdien. Apie metus laiko reikėtų profilaktiniam dozėm, kaip ir minėjau, šito, pavyzdžiui, po 2 kapsulytės geriant, ne šito, po 3 reikėtų pagerti apie metus laiko. Ir tada tiesiog imunitetas jisai jau persikrauna visas, nes tai irgi neįvyksta tikrai per vieną dieną, nes tai yra padaryta tas toksai, ta prielaida iš to, kad čia pagal naujagimį buvo paskaičiuota, ar ne, buvo paskaičiuota, nes nustatyta, kad per pirmas 3-4 dienas naujagimis gauna apie 10 gramų priešpilio. Ir būtent paėmus naujagimio vidutinį svorį apie 3,5 maždaug kilogramo. Tai 1 kilogramui kūno svorio būtų maždaug apie 2800 mg. Ir tada suaugusio žmogaus vidutinį svorį paėmus apie 70 kg paskaičiuojama, nes vienoj kapsulėje, kaip jau minėjau, yra 300 mg transfer faktoriaus ir tada 2 kapsulės per dieną būtų 600 mg. Ta maksimali dozė, kuri, ne maksimali tiksliau, o ta tokia, kuri minimali, kuri suteiktų mums tą apsaugą, ar ne? Tai va, ir tada 1 kilogramui suaugusio žmogaus kūno masės būtų apie 8,6 mg dienai. Ir tą visą sugretinus, ar ne, ir kad pasiekti kūdikio gaunamą transfer faktoriaus kiekį per 3-4 dienas, tai viską tai suskaičiavus ir suvedus, mūsų suaugusiam žmogui reiktų po 2 kapsulės vartojant 3 faktoriaus. Tai vartoti apie 11 mėnesių. 325 dienas. Tai va čia, jeigu norėtume perkrauti imuninę sistemą. Ir ta prasme, ir dar kartais, va tas irgi man gelbėja, kad kai kartais sako, kad perdozuot, labai bijo žmonės perdozuot. Šitą buteliuką aš visą laiką, pavyzdžiui, turiu su savim ir šiandien turiu krepšelį, dėl to, kad tiesiog, jeigu tu greitai pajauti, kad kažkas negerai, kažkoks šaltis purto, kažkur kažkas nusičiaudėjo, net vaikštant mieste ar kažkur, tiesiog tiek, aš tai, pavyzdžiui, grįžtu ir iš karto išgeriu porą kapsulyčių. Net jeigu jau, kaip sakiau, čiaudo, tai aš tiesiog nueinu, pasiimu buteliuką vandens, atsisuku ir iš karto išgeriu, kad iš karto man formuotųsi, nes, kaip minėjau, ar ne, per 2 valandas tas atsakas, jisai susiformuoja. Tai va, tai vienu žodžiu, tiek turbūt šiame etape.